Na ką, sveiki. Sveiki visi, vėl Marija eterį ir sveiki atvykę į Liepą. Nežinau, mikrofonas tas mano per daug turbinis, matyt, labai ryškiai kažkaip tie garsai. Tai jeigu jau nesutvarkysiu garso, tai vadinasi, turite eiti pradirbti kažką. Išgirdot. Tai sveiki atvykę į Liepą, kaip ir turėčiau tas visi jau padarė tas prognozes, kas šalia manęs, aplink mane labai daug tų prognozuotojų, kiek mūsų yra, kiek mes save aplinkui identifikuojam skirtingose žmonėse, tai tiek ir mes išgirsim tų versijų be abejo, ar ne, tai kas mums aktualu. Tai išgirskit ir dar vieną, jeigu klausėt kažkur kitur, tai, o ta versija, jinai tokia neprognozuojama, kažkokios ypatingos tos ateities, ar ne, mes negalim, iš momento mes tai kuriam, galim tik kaip procentaliai galbūt numatyti tą ateitį, tą tikimybę pasirinkimo, ar ne. Tai tikimybė, kad įvyks būtent šitos atšakos ta realybė, o ne kitos. Tai iš momento jūs, kaip žinote, viską galite pakeisti, be abejo. Tai ką, tai šiandien Liepa, šiandien yra pilnatis, šiandien yra ypatingos energijos, tie, kurie jaučia, dėl to ir išėjau, dėl to ir norėjau pasidalinti su jumis, kad nurimkit, viskas bus tvarkoj, išgyvenam puikų laikotarpį, kuriame pasirodys jūsų tos didžiosios stiprybės, kuom jūs esat ypatingi, ties kurie vieta jums reikia uždaryti programas, kokie žmonės jums nebereikalingi, kuriems reikia padėkoti, atsisveikinti ir gražiai suprasti ir suvokti, kodėl jie buvo, yra ir galbūt ateityje dar bus, bet ne tiek aktyviai jūsų gyvenime. Tai žodžiu, Liepa ir yra sveikina jūs visus naujose programuose. Tai reiškia, kad viską, ką jūs pasirinksit, viską, ką jūs uždarysit, viską, ką išmanifestuosit, bus su kokybės ženklu ir tai bus naujų programų pradžia. Tai yra viską, ką darysit, bus nauja. Todėl ir tos visos planetų retrogradiškumas ir be abejo ir šita pilnatis, ar ne, tiek, kiek jūs įgalinate astrologiją veikti, tiek jinai ir veikia. Bet ar jį veikia, taip jinai veikia, jinai ypač veikia 3D dimensijoje esančius ir kad turi įtakos, taip turi įtakos identifikacijai, asmenybės identifikacijai. Jeigu jūs identifikuojate save, kad čia ir tam taške su tam tikra gimimo data, savęs pozicija šitoj realybėj, tai be abejo šitie visi aspektai labai veikia. Ten, kur mūsų yra tikėjimas, ten yra energija ir ten yra materializacija, be abejo, iš karto automatiškai. Tai pasiimkite iš to viską, kas yra faina, gera, kas jums padeda aukti, kas jums padeda atsidaryti matymus, jutimus ir daug lengviau materializuotis čia šitoj matricoj. Šitam matomume, būtent mūsų 2025 metų. Taigi ta Liepa, jinai išskirtinai, kai kuriems bus labai sunki, bet sunkumas yra tame, kad tai yra jūsų galimybė išeiti visiškai naują etapą, į naujus dalykus. Jums paduos labai ryškiai ir aiškiai tai, ką jūs buvote sudėję ir nepabaigėte darbus kažkokius ar projektus ir ryškiai nukreips dėmesį į save. Tai yra absoliučiai į savęs atėjimo mėnuo. Tai yra visiškai dvasiniai tokie dalykai. Dažnai mes tą dvasingumą asocijuojam su kažkokio tenais dievybėme ir taip toliau panašiai, bet tas dvasingumas iš tikrųjų prasideda tam taške, kaip tik mes dėmesį nukreipiam į save. Kas mes esam, iš ko mes, kaip mes, kodėl čia ir kaip mes galime tai valdyti, kaip mes galime pasijusti tais dievais ir manifestuoti savo tikrąjį tą norą, tikrąjį kelią, matomumą. Juk tas tikras tikslas ir yra pažinti save ir suvokti, prisiminti, kas iš tiesų mes esam. Tai ir esu netgi pasirašius, iš pat ryto eina superinės energijos, jeigu norisi verkti, verkite, nes iš tiesų tai yra apsivalymo energijos. Tai valosi kūnas, skauda kažkur, išeidinėja programos, gerkite daug vandens ir
Tai yra keičiasi, stebėkit save, stebėkit, kaip reaguojat, stebėkit, kaip ateina nauji žmonės į jūs. Visi žmonės, kurie aplinka, nauji pasiūlymai, projektai, viskas, kas šį mėnesį susidėlios, tai bus nauja ir ilgoje perspektyvoje, tai jums bus reikalinga ir naudinga jūsų pasirinktam kely. Stebėkit žmonės, stebėkit ženklus, stebėkit save, reakcijas į visą tai, stebėkit ir manifestuokit. Dėkokit visiems, ypatingai dėkokit už kiekvieną momentą, už kiekvieną suvokimą ir į save įdėjimą tos energijos, kada tu gali momente stebėti ir kurti save, suvokti, kad tu čia ir dabar ir šita emocija, šita vibracija yra tau labai labai resursiška. Ir kad tu įėjai į tą vibraciją ir tu gali vibruoti taške, turėdamas savo kažkokį tikslą, svajonę, ar ne, ar įgalintas kažkokias žinias, ar ne. Tai ta manifestacija ir yra uždėjimas inkaro, vibracinio inkaro, kad mes čia ir dabar jau esame šitam būties ateities taške, kuriame mes norim būti. Pasitelkim vaizduotę, pasitelkim savo visą energetinę prasme esančiais aplink save kodais, kurie jūs supa, ar ne, iššifruokim iš savo vibracinio suvokimo, kur mes dar, kas mums nepatinka. Čia patinka, čia nepatinka, čia aš, čia mano šeima, čia aš jau nebesu, kad ir su visais, bet ten jau manęs nėra, darau dėl to, kad jie tikisi iš manęs, kad tai darysiu, arba sakau tai, ko tikisi, kad sakyčiau, o ten jau manęs nėra, ten yra sistema, ar ne. Tai pagaukim šitos momentus, išvalykim juos. Bet tai nereiškia, kad suformuokim reakcijas, ignoruokim. Tai reiškia, kad paverskim modifikuotais ir naujais dalykais, naujom programom, naujais jausmais, naujų požiūrių, nes keisis tik tada, viskas keisis, kai jūsų viduje pasikeis. Viskas keičiasi čia, tada keičiasi ir mūsų matomumas. Teisingai, nepamirškim to. Tai ir pirmas dalykas, ką esu šiandien pasirašęs, tai kai kam jau ir minėjau, tai yra kūnas, namai ir pinigai. Tai pagrindiniai tokie aspektai, kuriuos aš stengiuosi pradirbti, praturbinti, netinkamas priešdėlis panaudotas, bet tai tie trys aspektai lydi mano asmeniniai programai, lydi mane ir todėl aš su jumis noriu šitais dalykais pasidalinti. O idėja buvo tokia šito viso video, kad nedažniausiai, o sinchroniškume, kaip tik atsiranda mūsų mintyse toks žodis noriu ar ne, tai reiškia, kad mes pradedam užpildyti, pas mus nėra šitos energijos. Tai reiškia, kad mes turime išmokti, pažinti procesus, kurie mums duos šitos energijos užpildymą. Imkim konkrečiai, pavyzdžiui, visi klausimai, kas liečia namus, turėti namus, nusipirkti namus, įsigyti, keisti, ar ten puoselėti, sakykime, tvarkytis, turėti namus ir visi va šitie klausimai, kurie susiję su namais, jeigu tik tai atsiranda žodis noriu įsigyti namus, noriu savų namų, noriu mamai ten nupirkti namus, noriu sesiai, broliui, kaimynui, noriu pagražinti, noriu kažką padaryti, išvalyti ir taip toliau, noriu pakeisti, noriu, kad vadinasi, aš neturiu šito viso. Vadinasi, man reikalinga išgeneruoti šitą energiją procesuose, kad ji mane užpildytų. Žodžiu, išprovokuoti savyje visus scenarijus, ar ne? Aš vibruoju, jeigu aš noriu, vadinasi, aš neturiu, aš vibruoju ir provokuoju scenarijus, kurie man leis užpildyti šitą būtent energetinę tuščią vietą. Tai atkreipkim dėmesį į visus šituos dalykus, kurie turi žodelį noriu. Noriu šito, noriu namų, ar ne, vat su namais. Kalbu per savo suvokimo prizmę, kalbu per savo aktualias problemas, per tai, ką esu pati praėjus, tai, kas man aktualu ir aš galiu su jumis dalintis, dėl to, kad aš esu praėjus šitas energijas ir praktikas ir galiu jums pasakyti, kaip vyksta sinchroniškumas, kaip grįžta energija ir kaip sistema šitą matricą veikia tiek, kiek aš suvokiu. Ir aš noriu su jumis pasidalinti būtent čia ir dabar ir būtent šitą dieną ir pilnaties ir Liepos dieną. Dėl to, kad man šiandien išėjo, kad aš turiu apie šitos tris dalykus pasakyti jums apie namus būtent, apie pinigus ir apie kūną. Tai sekantis noriu, tai yra pinigai, ar ne? Pinigai kaip materija, namai irgi teisingai materija, pinigai kaip materija, pinigai kaip kažkokių procesų įgalinimo šaltinis, pinigai kaip
objektas siejamas senais scenarijais su visiška laisvė, galimybėm ir taip toliau, turi labai daug po savim įvairių programų, kurios dar, kaip sakant, mus trigerina kažkuriuose srityse ir jos nėra uždarytos. Ir tik tai pakeliam žodį noriu, pinigai ir viskas. Ir tai yra tiesiog atveria mums skrynę emocijų ir jausmų, kas su tuo susiję. Ir kai mes prieinam prie paskutinio, be abejo, aš kaip visada sakau, paskutinis taškas, kad ir kokią liniją jūs paimsite, pinigų, namų, nesvarbu, jausmų, emocijų, pagrindinis dalykas, kas stovi pagrindė, tai yra baimė. Tai kadangi dabar mes ten giliai nelysim, baimę susitvarkyti be abejo jūs galit, su baimėm turime tvarkytis, identifikuokit, galit ir pas mane ateiti, pakalbėsim, pažiūrėsim, kas ten pas jūs yra, rašykit, skambinkit, bet mes dabar kalbam apie noriu pinigų, noriu, tai jeigu jūs norite pinigų, norite, vadinasi, yra neišpildyta energija, vadinasi, jūs nerealizuotas, neatsakyta į tam tikrus klausimus, nesutvarkytos baimės ir daug visokių dalykų, kurie sėdi šituose visuose noriu. Uždarom noriu, ar ne, kaip tik tai nebebus pas jūs šito noriu, vadinasi, energija užpildyta, keliaujam toliau. Procesuose esam stebėtojai. Ypač pinigai, tai yra apsikeitimo pagrindas, apsikeitimo energija pagrindas. Tik tai pakelia pinigus. Jeigu jūs tik tai pakeliat pinigus, žinokit, kad turėsit atiduoti, įvardinkit žodžiais, ką jūs atiduodate atgal į matricą, ką jūs atiduodate žmonėm, ką jūs mainote, paslaugą, daiktą ar savo charming, tiesiog žavesi ar ne, į ką jūs mainote, visą šitą, ką jūs duodat. Gaunate sumą ir jūs suvokite vertę. Ar jūs atidavėt pinigus už suknelę, ar jums atėjo pinigai už tai, kad jūs padarėte paslaugą, daiktą ar kažkokias žinias perdavėt. Visur įvardinkite kainą, nes tai yra energetinis apsikeitimas. Visi suspenduotos situacijos, kur dingsta pajamų šaltiniai, kažkokie apvogė pinigų, netekot ir taip toliau, žinokit, kad jų energija ėjo į minusą. Ir kad jūs, kaip vadina, ten tie tokie struktūros, kurios norite tik imti, teisingiau tik gauti, vadinasi, jūs jau kažkur netidavėt ir įvyko matricoj nesutapimas ir iš jūsų tiesiog paėmė. Tai gerai, kad ima procesais, o ne sveikata. Tai kai jau pereina į sveikatą, kitą kartą tam tikrus energetinius centrus, irgi tai yra vienas iš tokių, kad finansinė energija, jinai neteka. Tai reiškia, kad į vieną pusę eina, o nevyksta atidavimas. Tai žinokit, kad jau reikia jums susiimti į save, atsigręžti vėl į save, kad jūs kažkur užmigote ir kad jūs per mažai atiduodate. Tai ką mes įgyvendinam tą noriu, tą tuštybę, jeigu noriu, atsiranda noriu pinigų automobiliui, noriu pinigų sukneliai, kelionė ir taip toliau, atsiranda ar noriu, vadinasi neišpildyta. Kaip mes einam, išpildom, pridėtinę savo vertę, identifikuojant patys geriausi dalykai jumise ir jūsų viduje yra jūsų širdyje. Tai, ką jūs darot ir lengvai atiduodat iš širdies, kuom jūs pats tikite ir pereinat visą šitą momentą, savo paslaugos, kažkokios resursiškumo, savo, nesvarbu, ką jūs darote, jūs atiduodate. Ar tai būtų informacija, paslauga, daiktas, nesvarbu. Jūs atiduodate ir išpildote, jūs suvokėt sąmoningai procesą, kad vyksta apsikeitimas ir užsipildote energetinę tuštumą šitam žodį noriu. Ir tas noriu, jisai dingsta. Dėl to, kad ką jūs dar pas jūs visų pirma nebėra laiko, kada pagalvoti, kad jūs norit. Jūs tada tik tai taške apsidairote, kad jūs jau tai turit. Nes jūsų didžiausias resursas, jūs pagaunat save, kad jūs laimingiausias esate tada, kai jūs duodat tai, kas pas jūs viduje ir ką jūs galite iš savęs tiesiog transliuoti iš širdies. Jūs tikite tuo daiktu, paslauga ar informacija, kurią duodate. Jums nereikės jokių sąlygų, jokių kažkokių papildomų dalykų ir taip, jūs tiesiog norėsite atiduoti, nes jūs tuo tikite, jūs tuo gyvenate. Ir ateis tie žmonės, jūs sukursite tuos žmonės, kurie paims į jūsų vibraciją, ateis ir užpildys jūsų tą trūkstamą grandį energijoje, kuri yra reikalinga užpildyti jūsų noriu visą šitą nišą. Tai pinigai, apsikeitimas, tas visas energetinis apsikeitimas yra labai labai svarbu. Ir šitą laikotarpį, jeigu pastebėjote, buvo ir dar vis vyksta labai daug griuvimų, netekimų, užsidarimų programos, visokios griūtis, kažkokios kliūtis visiems ir taip toliau, dėl to, kad išsigrynina pasaulis, išsigrynina energija ir tai tik pradžia. Ir tie, kurie kuo anksčiau suvoks save ir kaip vyksta procesai, galės lengvai jos valdyti.
Nes išeiti į sąmoningumą yra tiesiog dovana savo. Padovanokit tyrinėti save, padovanokit savo tą energiją ir intenciją tyrinėti save. Kas jūs, kas mes, kas aš, kas mes esame momente, ką mes dabar jaučiam, kūrėm ar ne, ką atiduodam. Tai ką, ir sekantis trečias šiandien elementas tai yra kūnas. Kūnas nuolatos, aš kalbu konkrečiai apie save, tai kodėl aš pabrėžiau šitą dalyką, tai yra galbūt tie prieš tai esantis buvo tokie vis paimantis kažkokią energiją iš praeities, o kūnas jisai kiekvieną dieną identifikuojamas žiūrint į veidrodį, ar ne? Ir tos programos kiekvieną dieną keičiasi, su kokia energetika mes atsikeliam, tokį mes matom kūną. Ir tas kūno nepakankamumas mūsų vizualizacijoje, jisai tiesiog man asmeniškai buvo, kiek aš save atsimenu. Ir tai reikėjo pradirbti, reikėjo identifikuotis tas programas, kurios iš praeitų inkarnacijų dar vedė. Ir be abejo, tai yra vaikystės labai stiprus dalykai. Bet jeigu tik tai turite nors vieną noriu, kad būtų mano tam tikra kūno dalis tokia ir tokia, noriu, kad ten būtų taip ir taip, noriu, kad būtų ten mano kažkas, kaip kažkoks ten etalonas ir taip toliau. Tai ką, tai vadinasi vėl neužpildyta energija, tai reiškia, kad mes dirbam su tuo. Jeigu jūs dar norite keisti kūną, vadinasi, dirbam su programom, struktūrom, kurios palaiko jūsų visą šitą scenarijų, kai jūs nuolatos matytumėte tą nepakankamumą kažkokį ir nuolatos suktumėte tą energiją, kuria maitinasi programos, jūs vibruojate, ar ne, tose nepakankamumo programose ir jau, kaip jau žinot, jeigu klausot manęs, kad vibruoja ta vibracija, jums paduoda pagal vibraciją scenarijų, kad nuolatos palaikyti tą vibraciją, vien tam, kad jūs išgeneruotume toliau energiją ir suvokimą, kaip išeiti į save, tai yra išeiti į sekantį laiptelį, tai reiškia, kad įveikti programą ir jums vis aštrės. Anksčiau galbūt mes eidavom per daug inkarnacijų su viena programa, o dabar, kadangi viskas čia ir dabar, jūs esate visi sąmoningi, be abejo, ir galime visą šitą pradirbti. Tiesiog nuolatos kartokit, nusifotkinkit savo kažkokį turbo variantą, ar ne, manifestuokit ir matykit, glostykit, puoselėkit savo kūną, dėkokit jam, koks jis yra gražus, demonstruokit, nes be jūsų čia nieko nėra. Iš tiesų jūsų materija, jūsų pasaulį, jūsų matomume, be jūsų čia nieko nėra. Tai taip kaip jūs matot savo kūną, idealizuokit, jūs jį pamatysit, kaip po truputį pradės keistis vibracijos ir su kiekvienu sykiu, kiekvienu atsikėlimu galėsite stebėti save, kaip jūs pradedate priimti ir kaip kūnas natūraliai keičiasi. Vat natūraliai. Jūs pamatysite tai. Tiesiog kalbėkite su juo, tai yra absoliučiai gyvas dalykas, ten tiek struktūrų, tiek energetinių reikalų jūsų tam vizualizaciniam kūne. Kūnas tai tas pats, kaip mūsų matomume medis, ne, mes esame mūsų kūnas, mūsų avataras yra matricos dalis. Ir kaip mes užkoduojam jį per savo emociją, vibraciją, taip mes jį matom. Kokius mes medžius matom, kaip jie kalba, kaip aplinka kalba į mus, taip ir kūnas kalba į mus. Yra mūsų didžiausias bendrininkas. Tai kviečiu visas moteris, mylėkit ir užpildykit tą energetinę nišą, mylėkit savo kūną, glostykit jį, puoselėkit, maitinkit ir tiesiog būkit bendrininkės, būkit seksualios, taip pat ir vyrai be abejo. Ir nepamirškite dalinti komplimentus kitiem, nepamirškite mėgautis ir vizualizaciją. Jūs einat gatve ar ne, ar aplinka kažkur, tie kūnai, kurie iš tiesų žmonės užsiima savo kūnais kaip misijos dalimis, ar ne, tai yra kaip meno kūriniai. Visada sakydavau, kad kūnas tai yra meno kūrinys. Iš tiesų, tie, kurie, aš labai didžiuojuosi, tai žmonėmis, kurie puoselėja savo kūną, kurie turi tą savo didžiąją stiprybę ir nuolatos prižiūri, tą energiją nukreipia labai daug dėmesio į kūną ir tai yra nuostabu. Tai yra jų dalis, jų proceso, jų scenarijaus, jų programų dalis. Bet kad ir jūs nesusijęs su sportu, ar ne, bet kuriuo atveju tai yra energija. Kūnas tai yra lygų jūsų energija, išraiška. Jūs per šitą kūną esate čia materijai. Todėl ir nepamirškit sustoti ir padėkoti jam už tai. Nes elementarus dalykas, kad kaip tik tai pas mus kažkas sustreikuoja su sveikata, visų kitų problemų nebelieka. Ir iš karto dėmesys tik tai į tai, kaip susitvarkyti sveikatą.
Tai kūnas yra iš prioritetų viena iš pirmųjų energetinių tų nišų, kad jeigu aš noriu turėti ten sveiką širdį, jeigu jūs galvojat, kad širdis nesveika ar ne, ar dar kažkokius gražesnius plaukus, ar mažiau raukšlių ir taip toliau ir panašiai. Tai kaip tik tai esą žodis noriu, vadinasi, jau turite neišpildytą energiją. Tai išsipildykite energiją, priimkite tai, kaip vyksta, nes viskas matrica iš tiesų vyksta savaime. Mūsų tik tai yra reakcija ir vibracija. Vat, ką mes turime išorėje, taip mes vibruojam viduje. Tai visus tuos 3 aspektus, tai kūną, namus ir pinigus, kviečiu atkreipti dėmesį į šitas programas. Man asmeniškai tai yra didelės 3 programos, kurios turi būti užpildytos ir aš tikiu, kad nėra tų idealių žmonių, ar ne. Aš nesakau, kad dabar mes čia visi tokie idealūs išsipildę ir užsidėsime aureolės ant galvos. Nieko panašaus. Visame kame yra procesas. O procesai, būtent procesai, dėl jų mes ir atėjom čia. Būtent dėl patyrimo, emocijų ir jausmų. Kad per tai mes galėtumėm tokiose sąlygose prisiminti, kas mes esam. Ir kiekvienojame procese, ar tai mes dirbsime su namais, su kūnu, ar su pinigais, nesvarbu su kuo, per tuos pažinimo procesus mes pažinsim save, kaip sistema veikia, kokios čia yra taisyklės ir kaip tai yra aktualu man ir kaip mes galim visą tai išnešti ir padėti išoriškai žmonėms, suteikdami jiems galbūt naują kažkokį pakilimą, naują suvokimą per savo praktikas, per savo konkrečiai kažkokius pažinimus, atverti kitiems tą žinomumą ir matymą savęs. Tai daugiau mažiau tiek norėjau pasakyti, būtent 3 elementai, kam išsipakavo informacija, tikrai tikiuosi, kad pasiekė jūs tie kodai ir sąmoningumas, jisai visada tegul lydi jūs, prabudimas tegul įvyksta, kam dar neįvyko čia ir dabar momente, aš jums atveriu visiems širdis ir tegul per šitą visą mėnesį jūs patirėte tiek naujų dalykų ir suvokimų, kad tai radikaliai pakeistų jūsų gyvenimą. Tai yra patys įdomiausi momentai, nes kitą mėnesį jau mes pradėsim materializuoti tai, kas ateis šį mėnesį, ar ne? Praeitą mėnesį mes kūrėm, buvom harmonijoje, buvom susijungę, šį mėnesį pakėlė mūsų visą tai, ką mes buvom užmanifestavę, viską išvalė, tai kas pakėlė į kitą lygį, 7, tai yra visiškai naujų programų, absoliučiai viskas, kas nauja, kas ateis, ypač stebėkit procesus, pasiūlymus žmonės, viskas, kas nauja, tai bus jums labai reikalinga ir būtinai su kokybės ženklo. Ir linkiu jums tikrai atviros širdies ir labai didelės meilės iš mano širdies į jūs, aš dalinuosi šitą energiją ir tikiu, kad mes visi po truputį išeisim į tą naują pasaulį, į naują suvokimą ir vis daugiau žmonių bursis, kurie bendraminčiai kartu sujungdami savo energijas ir kurdami visiškai naujus miestus, naujas aplinkas, naujus suvokimus, kažkokias atradimus, viskas, kas nauja naujam pasaulyje. Tai ačiū Jums labai visiems, kas klausėt ir tikiu ir žinau, kad ta stiprybė, kurią Jūs turit savyje, yra reikalinga visiems, nes Jūs kiekvienas esat unikalus. Bet kiekvienas esat unikalus. Iš tiesų ir labai reikalingi čia. Nes jeigu jūs esate čia, vadinasi, esate kažkokios grandies dalis, be kurios pasaulis šitas pereinamam laikotarpyje, tokiam revoliuciniam laikotarpyje keičiasi. Dėka jūsų šito tam tikrų dalykų ir tos investicijos į pasaulio šitą ateitį yra reikalinga jūsų kiekviena vibracija, kiekvienas žodis, darbas, paslauga, nesvarbu, kas tai būtų. Nenuvertinkit savęs. Jūs esate savo matricos kūrėjai. Be jūsų matomumo nebus. Tai jūs ir esate ten bosas. Taip kad kurkit ir nepamirškite, ten, kur yra dėmesys, ten ir energija. O energija tegul lydi kartu su atvira širdim ir meilė. Taip kad šviesos jums, būkit laimingi, turtingi, mylimi, mylėkite ir mylėkitės. Pučkiai, Marija.